Vilniaus gimdymo namai Tyzenhauzų gatvėje. Čia kasmet gimsta maždaug 350 kūdikių arba kas 10 Lietuvos vaikas. Vienur laukimas ir rimtis, kitur likusios vos kelios valandos, o gal ir minutės ir į pasaulį ateis naujas žmogus. Gimdymo namai tarsi avilys, kur vienos rūpinasi gimdyvėmis, kitos pirmasias valandas gyvenančiais mažyliais. Prieš motinos dieną mes lankėmės ne tik pažiūrėti, kaip į pasaulį ateina žmogus. Norėjome pašnekinti motinas ir tas moteris, kurios budi ir glosto mūsų kūdikius namuose palikusios savuosius. Per 200 skirtingų specialybių moterų, dirbančių šalia dešimtmečius, suprantančios vieną kitą iš pusės žvilgsnio. Vienos rankos pirštai, kaip pačios sako. Susiduriam čia 5 specialybės ir prie vieno žmogaus mes einame keliese, ne vienas. Todėl, kad jeigu akušeris ginekologas dalyvauja gimdymo procese, neonatologas gydo naujagimį, anesteziologas nuskausmina gimdymą ir po to dar yra terapeutai, okulistai, jie visi turi prieimą prie gimdyvės. Čia dirbančios moterys sako kartais pamąstančios, kodėl šiame darbe taip ir lieka visą savo profesinį gyvenimą. Tai ypatinga profesija, sako naujagimių skyriaus vedėja Silva Narbutienė. Ir dirbti tokį darbą pasirodo gali ne kiekvienas žmogus. Bet jei prigyja jame, tai lieka visam gyvenimui. Čia dirbti blogos moterys negali. Tai yra moterys, kurios myli be galo savo darbą, myli naujagimis. Jos taip senai dirba, kad jau jos žino net kiekvieną vaiko judesį, kiekvieną mimiką, jos gali pasakyti, ką tas vaikelis nori. Mama gal nesupranta. Mažoji Anastasija gimė prieš kelias dienas. Bekalbant, jaunoji mama netikėtai pasakė, kad pirmiausiai šioms moterims dėkinga už tokį svarbų motiniško saugumo jausmą. Turi laiko paskaityti kažkokias literatūros, sužinot kažką, bet kaip iš tikrųjų pamatai vaikai reikia kažką daryti. Ir labai ačiū tom akušeriam, kurios padėjo ir kurios parodė, kaip tai reikia daryti. Ir nori išmokti irgi taip pat padaryti, taip pat rūpintis to vaikų, kaip jos taip daro, kaip jos jaučia tą vaiką. Ta ramybė, tas profesionalumas tikrai labai jaučiasi, bet ir tas būtent, kad čia neeilinis vaikas, o atrodo tik tai su tavo vaiku jos taip elgiasi. Saugumo jausmas jaučiasi būtent dėka tom moterim, kurios dirba čia, kurios parodo tą rūpestį, tą tokį tikrai labai ačiū. Akušeriai, slaugytojos, nors ir dirba su naujagimiais, bet iš tiesų tai darbas su visa šeima, kuri laukia šio mažo žmogaus su didžiausiais lūkesčiais, baimėmis ir daugybė klausimų. Dar ir ateina seneliai, kuriems irgi reikia rasti kokį gerą žodį. Kartais būna visokių mamų, kartais jos ir nepasitikė sesute. Taip, reikia įtikinti, kad tu viską padarysi taip, kad tavo vaikučiui bus tik gerai, kad tu pasistengsi, kad jinai tikėtų, kad jinai suprastų, kad jos naujagimis yra gerose rankose, kad tikrai niekas čia jų nenuskriaus. Parodys, pamokys mamą, kaip prižiūrėti naujagimį, kaip maitinti naujagimį. Naujagimių reanimacija. Paskubėję į pasaulį ateiti kūdikiai. Jiems dar reikia augti, ko nespėjo padaryti būdami mamos įsčiose. Čia dirbančios moterys sako, negalinčios jų palikti nei mintimis. Taip atsitinka, kad šitie vaikai kartais tampa svarbesni už šeimą. Rūpi, šitie vaikai tikrai rūpi. Tikrai čia aš manau, kad mūsų skyrių nėra abejingų žmonių išdirbančių. Tikrai rūpi. Ir net ir tolimesnis gyvenimas tų vaikų mus domina. Būna, kad aišku sunkus darbas, kad tos slaugytojos jos kartais būna palieka savo mažus sergančius vaikus, močiutėm, vyrams. Ir vis tiek ateina, neskuba imti net nedarbingumo lapelio savo vaikam. Pamokina, pagal valandas, kaip vyras turi suduoti vaistukus, o eina prie šitų grįžta. Moteris dirbančios, atsidavusios, nemėgančios naktimis ir slaugančios ir naujagimius, ir mamas, jos labai daug įdeda savo širdies, dvasinių jėgų, kurių paskui negali atiduoti savo vaikams. Tai yra nepasiektų pasakų, nepasiektų kažkokių didelių darbų ir tai viskas yra mūsų kasdienybė. Todėl, kad yra sunkus, alinantis naktinis darbas. Čia nėra abejingų nei ligonėms, nei gimdyvėms, nei naujagimiams. Mums kartais atrodo, kad naujagimiai turi gimti sveiki ir gražus, kad jiems tai reikia meilės, šilumos ir motinos pieno. Deja, gamta suklysta. Mažyliams reikia daugiau, nei mes įsivaizduojame.
Yra ir sergantis vaikučiai, nes visi tėveliai galvoja, kad vaikas turi gimti tik tai sveikas. Pas tokiais tėvais būna tikrai labai sunku ir gydytojams dirbti, ir sesutėms, nes reikia mokėti paaiškinti, kodėl taip atsitiko, kad jų vaikutis gimė gal ne visiškai sveikas, kad gal šiuo metu reikia jam būti naujagimių palatėlėse, naujagimių skyriuje, kad jie negali iš karto po gimdymo būti kartu su mama, bendrauti, nes kiekviena mama įsivaizduoja, kad jinai pagimdys sveiką vaikutį, kad jinai jį iš karto maitins, iš karto prižiūrės, bet yra tokių, kada mes negalim taip iš karto padaryti ir iš karto vaikutis lieka pas mus. Dažnai šnekama apie pašaukimą vienai ar kitai profesijai. Bet kokį amatą dirbdamas ir ypač mediko, neturėdamas pašaukimo ilgai neištversi, sako Vilniaus gimdymo namų senbuvės darbuotojos, dirbančios net ir po 40. Kitaip negali būti. Be galo turi būti sąžiningos, nes jeigu suaugęs žmogus gali pasiskųsti, naujagimis nepasiskūs. Ir iš tiesų tai tik tai tokie žmonės gali dirbti pas mus. Pamatai naujagimį, pamatai jo šypseną, jiegi šypsosi, tai pamatai jų išraišką, galų gale net verksmą, pamatai užėjęs į gimdyklą, kaip gimsta naujagimis. Tai iš tiesų yra stebuklas ir turbūt tas stebuklas visus mus čia laiko. Kodėl kalbame apie šios profesijos moteris? Todėl, kad jos dirba vieną iš tų ypatingų ir retai minimų darbų. Tai ne širdies, akių ligų daktarės ar slaugytojos. Tai moterų gydytojai. Profesija, kur nuo seno gydymas ir pokalbiai vyksta už širmos. Neregimos, bet vis dėlto tai iki šiol daugam neįmintų moterų paslapčių profesija, sako 38 metus dirbanti daktarė Vilniaus gimdymo namų direktorė Kornelija Mačiulienė. Akušerio ginekologo tokia yra specialybė, kad moteris atveria slapčiausius savo sielos kampelius. Net nereikia klausti. Ir jinai dažniausiai tariasi ir lytinio gyvenimo klausimais, įtraukdama į visus tuos pokalbius savo vyro problemas. Ir tos problemos nesisprendžia vien tik tai nėštumo, gimdymo ir ginekologinė priežiūra. Tai yra kartu ir psichologinė. Daug moterų norėtų, kad akušeriai ginekologai joms tiesiog sustatytų tokį net ne gydymo planą, o visą gyvenimo planą. Daktarė sako, kad gimdymas, nors ir natūralus, amžinas tūkstančius metų vykstantis, tačiau nėra toks paprastas ir lengvas procesas. Deja, nėra apdraustas nuo nelaimių ir šiandien. Jei kas negero atsitinka, Lietuvoje dažniausiai visuomenė kaltina mediką. Mus mato tik tada, jeigu yra baigtis bloga, kuri dažniausiai nepriklauso nei nuo gydytojo, nei nuo slaugytojos. Jeigu išeitis bloga, pamatys visi, kokie mes esam blogi. Bet kiek gerų išeičių, dažniausiai apie tai niekas nežino. Daugelio specialybių medikai užsimena apie tą negailestingą mūsų visuomeniai mediko kalimą prie kryžiaus ir apie tai, kad nusiplauti gėdą ir purvu aptaškytą baltąjį chalatą labai sunku. Kiek kartų pastaruosius metus Lietuvoje esame girdėję, kad medikas geras ar supratingas. Tiesiog guodi, jeigu kas nors atsitinka, kad daug kas būna ne taip ir tu čia esi nekaltas, todėl kad yra visam pasauliu tokių atvejų, tik tai tiesiog tavo budėjimo metu tas atsitiko. Kaip galima pasakyti gydytojui, jeigu jisai visą naktį yra nemiegojęs ir dar jį kažko tai kaltinti. Tai yra tie patys žmonės, kurie po budėjimo išeis į gatvę ir jie parneš tą sunkų emocinį krūvį į namus. Ir visgi palikę nuoskaudas klausime, koks yra šiandieninės moters paveikslas. Apsiskaičiusi, subrendusi, drąsi ir labai savimi pasitikinti, sako gydytoja. Jis ateina pasiruošusi, reikalaujanti ir žinanti savo gimdymo planą. Dažnai atsineša planus tokius, kuriuos jos niekada nesitarė su gydytoju. Jos žino savo silpnasias pusės, bet planą jos gimdymo susikuria tokį, kuris jai yra labai tolimas. Tačiau žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Ir į pasaulį žmogus ateina tada, kada nori. Vienodų gimdymų, nėštumų ir moterų juk nebūna. Ką be planuosi, gamta pati sutvarko savaip, sako medikė. Tai reikia pasitikėti šios subtilios profesijos žmonėmis ir dalį savo skausmo bei nerimo atiduoti joms. Jo negali suplanuoti ir dienos, ir datos, todėl kad viena nori gimdyti vieną dieną anksčiau, kita nori gimdyti vieną dieną vėliau, o staiga jinai pagimdo visų mėnesių anksčiau. Ir tai yra neplanuojami dalykai. Gali planuoti, ką nori. Gimdymo planuoti negali.